rungtynės galės būti pradėtos. Nikola Popovičius prieš Deante Johnsoną ir pirmąjį šių rungtynių ginčio kamuolį laimi aikštelės šeimininkai. Jordanas Watsonas pradeda savo komandos pozicinę ataką. Sunku laikotarpį dabar išgyvena Pasvalio pieno žvaigždės. Pastarosiose rungtynėse neprilygta Kauno Žalgiriui, nors pirmoji rungtynių dalis tikrai buvo pakankamai intriguojanti ir pakankamai įdomi. Kiek anksčiau Pasvalio pieno žvaigždės triuškinamai nusileido Mažeikių ekipai. Išvykoje pralaimėjo net 26 taškų skirtumų, o rungtynės namuose prieš Šiaulių ekipą turbūt apskritai įsimins ilgam kiekvienam palaikančiam Pasvalio ekipą. Ten tiesiog Žydrūno Urbono auklėtiniai pervažiavo savo varžovus. Pasvalio pieno žvaigždės čia namuose pralaimėjo rezultatu 72-115. 3 paeiliui pralaimėjimai Pasvalio ekipai ir šiandieną bandys tą nesėkmingą seriją nutraukti. Aurimo Jaslionio auklėtiniai, kalbant apie Panevėžio ekipą, taip pat sudėtingas momentas jiems. Šie pirmieji šio susitikimo taškai. Dovis Bičkauskis yra jų autorius. Pratęsiu mintį apie Panevėžio Lietkabelį. Per pastarąsias 7 rungtynes iškovota vos viena pergalė prieš Klaipėdos Neptūną, bet žinoma ta pergalė išskirtinė, lėmusi tai, kad Panevėžis Lietkabelis pateko į finalo ketvirtą po labai atkaklios kovos. Kalba apie Karaliaus Mindaugo finalo ketvirtą, kuris jau vasario mėnesį vyks Kauno Žalgirio arenoje. Tačiau apskritai Panevėžio Lietkabelis išgyvena sunkų momentą, sunkią atkarpą. Ir šiandieną šansas šiek tiek reabilituoti. Simas Jarumbauskas prieš tai pataikė tolimą metimą ir buvo išvedęs Pasvalio pieno žvaigždžių komandą į priekį. Dabar Džiugas Slavinskas pelno 2 taškus ir sugrąžina persvarą savo komandai. Brendanas Tabas iš toli atakuoja netaikliai. Priversti sugrįžti į gynybą aikštelės šeimininkai. Čia Džiugo Slavinsko. Puikus sumanimas, tačiau šiek tiek per silpnas. Galbūt perdavimas Liutauro Lelevičiaus kamuolys nepasiekė. Ir dar viena Pasvalio pieno žvaigždžių ataka. Jarumbauskas duoda kamuolį Arlauskui. Arlausko prasiveržimas prieš jį Džiugas Slavinskas ir nepavyksta be pražangos apsigint Lietkabelio krepšininkui. Martynas Arlauskas keliaus prie baudų metimo linijos su tikslu pelnyti pirmuosius savo taškus šio susitikimo metu. Dar kartelį šis epizodas. Taip, čia kepšteli per rankas savo varžovui Džiugas Slavinskas. Jam tai yra pirmoji esminė pražanga, pirmoji ir komandinė Panevėžio Lietkabeliui. O Martynas Arlauskas gali išvesti savo komandą į priekį. Tiesa, pirmąjį baudos metimą jis prameta ir dabar gali nebent tik išlyginti šių rungtynių rezultatą. Turbūt girdite, kaip aktyviai pakartok dabar skanduoja Panevėžio sirgaliai. Tikrai labai daug čia jų į Pasvalį atvyko šį vakarą. Kelionė netolima, natūralu, kad tikrai patogi išvyka visiems palaikantiems Panevėžio ekipą. Vieną iš 2 baudos metimų realizuoja Martynas Arlauskas. Ir pažiūrėkime, kuo į tai atsakys Panevėžio ekipa. Deividas Sirvydis turi kamuolį savo rankose, duoda į Liutauro Lelevičiui, 5 sekundės atakai. Lelevičiaus prasiveržimas ir įveikia Simo Jarumbausko gynybą. Panevėžio ekipos krepšininkas. Ir persvara vėl pakrypsta į Panevėžio 7bet Lietkabelio pusę. Įteisė šilpukas, Martynas Arlauskas provokuoja dar vieną pražangą, šį kartą Nikola Popovičius yra neteisus, jam yra šitą pirmoji asmeninė pražanga. Panevėžiečiams tai yra antroji komandinė Pasvalio ekipa, taisyklių šiame susitikime dar nepažeidė. Watsonas atakuoja krepšį pats, išlūksnė nuotolio indeksus. Jo metimas, tačiau kamuolys aikštelę palieka nuo Džiugo Slavinsko. Ir savo ataką galės pratęsti Aurimo Jaslionio auklėtiniai, 14 sekundžių priklauso dabar jai. Ir Brendanas Tabas sugrąžina kamuolį į žaidimą iš galinės linijos. Arlauskas prieš jį Deividas Sirvydis. Tabui atiduodamas kamuolys. Čia Tabo perdavimas per nugarą, tačiau nepasinaudoja. Šiuo perdavimu Deante Johnsonas ir vėl priversti sugrįžti į gynybą, nieko nepešė puolime. Aikštelės šeimininkai Sirvydis siunčia kamuolį arčiau krepšio Nikola Popovičiui, ten jį pasitinka gerokai mažesnis Brendanas Tabas, kuriam nebelieka nieko kaip tik prasižengti prieš tvirtesnį už save varžovą. Pirmoji komandinė aikštelės šeimininkų pražanga, Brendanui Tabui taip pat ir pirmoji asmeninė, o Panevėžio
ekipa klysta, praranda kamuolį, Simas Jarumbauskas greitajame puolime atiduoda kamuolį Jordanui Watsonui, kuris po tikslių taškų rodo raumenis savo varžovams. Pirmieji Watsono taškai šiame susitikime ir rezultatas lygus 6-6. Pirmajame susitikimo kėlinyje, prabėgus 3,5 minutės. Davis Bičkauskas, Lelevičiai. Pozicinė Panevėžiečio ataka, Sirvydis ir vėl perskaito sumanimą. Aikštelės šeimininkai, Jordanas Watsonas buvo arti perimto kamuolio, tiesa pats užmina galinę liniją ir su kamuoliu liks Panevėžio krepšininkai, 14 sekundžių jų atakai. Ir Davis Bičkauskas netrukus sugrąžins kamuolį į žaidimą. Sirvydis atakuoja krepšį iš toli, kamuolys tikslo nepasiekia, kamuolį atsikovoja Jordanas Watsonas, kuris niekur neskubėdamas dabar rezga savo komandos ataką. Johnsonas, jo prasiveržimas palei galinę liniją ir užmina liniją Pasvalio ekipos legionierius. Dar viena klaida. Šiose rungtynėse šį kartą jie atlieka aikštelės šeimininkų krepšininkai, čia net neužminė liniją, o visą pėdą peržengė ją tiesiog Deante Johnsonas. Taigi rezultatas išlieka nepakitęs, 6-6, lygiai 4 minutės prabėgo šiame susitikime. Davis Bičkauskas. Jo prasiveržimas arčiau krepšio, numesis kamuolys Džiugui Slavinskui, Slavinskas labai netaikliai. Tačiau kova dėl kamuolio ir vėl laimi aikštelės šeimininkai ir Džiugas Slavinskas antrojo bandymu turėjo galimybę pelnyti taškus, tačiau ir šį kartą kamuolys tikslo nepasiekia, o kitoje aikštelės pusėje, kaip skaudžiai čia ant parketo griūna Brendonas Tabas, prieš tai Davidui Sirvydžiui buvo užfiksuota pražanga, bet o ten jau po tos pražangos bandė dar atlikti metimą Brendonas Tabas ir vėliau tiesiog krito ant parketo ir čia panašu, kad kažkiek gal ir galva susimušė grindis Brendonas Tabas, dabar plojimais palydijo atsikelimą nuo žemės. Visi sirgaliai, tarp jų ir Panevėžio Sevenbet Lietkabelio gerbėjai. Bet panašu, kad pavyko išvengti rimtesnių pažeidimų. Brendonui Tabui jis pats keliauja prie baudų metimo linijos. Lietkabeliui tai buvo trečioji komandinė pražanga. Davidas Sirvydis taisyklės pažeidė pirmąjį kartą. O čia ir ištikimiausiai aikštelės šeimininkų gerbėjai kiekvienose rungtynėse. Palaikantis savo miesto komandą, Brendonas Tabas realizuoja abu baudų metimus ir Pasvalio Pieno žvaigždžių komanda išsiveržia į priekį. 8-6, 5 minutės ir 40 sekundžių iki susitikimo pirmojo ketvirčio pabaigos. Lietkabelio dar viena klaida, nebrangina kamuolio aikštelės svečiai iš Panevėžio, o kitoje aikštelės pusėje dar viena pražanga Nikola Popovičiui, antroji asmeninė. Ir keliauja jis jau ant atsarginių žaidėjų suolelio, reaguoja čia Nenadas Čenakas. Tokia dalį šis epizodas, Deante Johnsono nepavyko sustabdyti be pražangos. Gabrielius Maldūnas pasirodo ant parketo pirmą kartą šio vakaro rungtynėse. Nikola Popovičius išklauso dabar įvairių žodžių iš Nenado Čenako. Turi pastabų savo auklėtiniui serbas. O Deante Johnsonas prie baudų metimo linijos didina savo komandos pranašumą iki 3 taškų. Čia pozityviai nusiteikia ir jaunieji Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai. Patinka jiems kol kas vyksta aikštelėje. Jų komanda pirmauja. Na, tiesa, laiko dar praėjo labai nedaug, bet kokiu atveju Pasvalys priekyje ir Pasvalys turi 4 taškų pranašumą. 10-6. 5,5 minutės lieka žaisti pirmajame šio susitikimo kėlinyje. Dar viena Panevėžio Sevenbet Lietkabelio klaida ir Deante Johnsonas grūda kamuolį iš viršaus, pakeldamas visus vietinius sirgalius iš savo vietos. Nenadas Čenakas negali žiūrėti, kas pikavo štai šis Deante Johnsono dėjimas iš viršaus ir Nenadas Čenakas buvo priverstas prašyti vandens pertraukėlės. Jam reikėjo pastarti savo auklėtiniais ir po pertraukėlės Martynas Varnas pasirodo aikštelėje. Kalbu žinoma apie Panevėžio ekipą, o čia ir toliau kamuolio tiesiog nebrangina. Svečiai iš Panevėžio jau 5. jų klaida per mažiau nei 5 minutės pirmajame kėlinyje. Tiesa, viskas šį kartą pasibaigė sėkmingai panevėžiečiams. Kitoje aikštelės pusėje kamuolį tiesiog praranda Simas Jarumbauskas. Ir tos klaidos, panevėžiečių klaidos nepavyksta Pasvalio krepšininkams konvertuoti į taškus. Ir dabar priversti rankintis aikštelės šeimininkai Liutauras Lelevičius. Atiduoda kamuolį Martynui Varnui. Lelevičius vėl su kamuoliu.
Ringa šiek tiek Panevėžio komandos puolimas. Tiesa, čia Deante Johnsonas šiek tiek persistengė ir užsidirba asmeninę pražangą. Jam tai yra pirmoji nuobauda šiame susitikime. Antroji komandinė pasvalio ekipai pirmajame šio susitikimo ketvirtyje. Ačiū užsikabinam. Varžovų iš rankos Deante Johnsonas. Ir panevėžiečiai gauna naujas 14 sekundžių savo atakai. Sureksti Deividas Sirvydis. Slavinskas žingsnelį arčiau. Žengęs iš vidutinio nuotolio nepataiko. Kamuolį atsikovoja Pasvalio Pieno žvaigždės. Na, kol kas stringa panevėžiečių puolimas. Per 5,5 minutės viso labo 6 taškai. Čia su kamuoliu liks Pasvalio Pieno žvaigždės. Jarumbauskas bandė atlikti perdavimą Deante Johnsonui, tačiau kamuolys aikštelę paliko. Ir dar vienas keitimas svečių komandoje. Džiugas Slavinskas keliauja ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jo ant parketo pasirodo Stefanas Birčevičius. Pirmą kartą šio vakaro rungtynėse žengia. Ant parketo krepšininkas Deante Johnsonas. Prieš Gabrielių Maldūną. Maldūnas gerai ginasi, tačiau nepavyksta apsiginti be pražangos Gabrieliui Maldūnui. Jam tai yra pirmoji asmeninė pražanga, o Panevėžio ekipai tai yra penktoji komandinė. Deante Johnsonas keliauja prie baudų metimo linijos. Ir pirmąjį baudos metimą Deante Johnsonas prameta. Susimastęs. Čia Nenaras Šanakas tikrai ne tokia rungtynių pradžia, kokios jis norėtų ir tikėtųsi. O Deante Johnsonas realizuoja vieną iš dviejų savo mestų baudos metimų. Ir savo komandos pranašumą didina iki 7 taškų. 12-6. Lelevičius. Martynui Varnui. Varnas Sirvydžius. Sirvydis pats varžysi krepšio link. Ir Deante Johnsonas linksi galvą, kad ne. Ne per mano pamainą ir pučia varžovo metimą. Dar kartelį šis epizodas Sirvydžio. Prasiveržimas ir Deante Johnsono blokas. 6 sekundės lieka Panevėžio komandai. Vytenis Lipkevičius. Rodomas čia mūsų ekranuose. Martynas Varnas atakuoja krepšį iš toli. Ta daro nesėkmingai. O vėliau kovoje dėl kamulio taisyklės pažeidžia Stefanas Birčevičius. Čia griebėsi dabar už galvos jis, bet būtent jam įrašyta asmeninė pražanga. Ir kadangi kovojant dėl kamulio buvo užfiksuotas taisyklių pažeidimas, dar 2 baudų metimai. Į Panevėžio 7bet Lietkabelio krepšį Simas Jarumbauskas išprovokavęs šią pražangą keliauja prie baudų metimo linijos. Čia Birčevičius įnirtingai diskutuoja dar su vienu iš šimtinių arbitrų apie pastarąjį epizodą. O Simas Jarumbauskas pirmąjį baudos metimą prameta, nepasinaudoja. Proga padidinti savo pranašumą pirmojų bandymų. Antrasis metimas taip pat. Tikslo nepasiekė ir Vytenis Lipkevičius atkovoja kamuolį. Tie patys 6 taškai, kurias yra pelnę. 7bet Lietkabelio krepšininkai. Čia dar viena panevėžiečių klaida. Ir Simas Jarumbauskas. Perėmęs kamuolį pelno dar 2 taškus. Na, panevėžiečiai atrodo visai kaip nesavi, tikrai sutrikę Nenado Čanako auklėtiniai. Stefanas Birčevičius iš toli atakuoja netaikliai. Martyno Arlausko rankose kamuolys. Tolimas perdavimas, Brendanas Stabas nieko nelaukdamas atakuoja krepšį iš toli. Na, tačiau metimas tikslo nepasiekia. Ir dabar panevėžiečiai turi galimybę bandyti mažinti savo atsilikimą. Čia Brandonui Stabui įrašyta antroji asmeninė pražanga. Ir tik trečioji Pasvalio pražanga šiame ketvirtyje. Dar kartelį pastarasis epizodas. Liutauras Lelevičius atsimuša savo į koją kamuolį. O galiausiai kamuolį sučiupęs Simas Jarumbauskas. Pelno taškus. Keitimas atliekamas Pasvalio ekipoje. Brendanas Stabas keliauja atsarginio žaidėjo suolelio. Vietoje jo ant parketo pasirodo komandos kapitonas 15 numeris Aštis Atė, kuris dabar ir apsiema gintis prieš Panevėžio ekipos atakų organizatorių Dovį Bičkauskį. Lipkevičius įmetama kamuolį arčiau krepšio Maldūnų. Čia gražiai suvaikšto kamuolys. Martynas Varnas iš toli netaikliai. O ir toliau su tais pačiais 6 taškais lieka Panevėžio 7bet Lietkabelis. Puolimas tikrai liūdnas bent jau kol kas. Watsonas iš toli. Netikslus jo metimas, antrai šansas susikuria.
Pasvalio Pieno žvaigždės Martynas Arlauskas. Prieš Stefaną Birčevičių išmuštas kamuolys ir su juo bus svečiai. Nuo pačio Martyno Arlausko kamuolys palieka aikštelę. Dar kartelį šis epizodas. Čia nieko per daug net daryti. Reikėjo Stefanui Birčevičiui pats susipainiojo Martynas Arlauskas. Žinoma, kažkiek prie to ir prisidėjo. Panevėžio ekipos legionierius. Mičkauskas. Liutkevičius Maldūnui. Maldūnas savo firminiu stiliumi realizuoja metimą ir po labai ilgos pertraukos Panevėžis 7 kabelis pagaliau pelno taškus ir mažina savo komandos atsilikimą iki 7 taškų, 15-8. Iki pirmojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Lieka 2 minutės ir 20 sekundžių žaidimo laiko. Aidys Švilpukas ir Watsonas provokuoja dar vieną pražangą. Stefanas Birčevičius yra neteisus. Jordanas Watsonas keliaus prie baudų metimo linijos ir galės didinti savo komandos pranašumą. Martynas Arlauskas keliauja ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tomas Lekūnas pasirodo ant parketo vietoje jo. Tomas Lekūnas sezono viduryje visai ne per seniausiai sugrįžo iš Vengrijos rungtyniauti į BetSafe LKL pirmenybės. Prisijungė prie Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipos, kuriem tikrai nesvetima, ne vieną sezoną čia yra praleidęs Tomas Lekūnas. Ir tai yra jo trečias, nes šį sezoną žaidė Tomas Lekūnas prieš Mažeikius, žaidė ir praėjusią savaitę prieš Kauno Žalgirį. Prieš Kauno Žalgirį labai ilgai aikštelėje neužsibuvo. Greitai surinko 5 asmeninės pražangas ir suklostė jam tos rungtynės. O treneris Aurimas Jasilionis po rungtynių minėjo, kad reikia šiek tiek laiko, kol įsivažiuos į procesą Tomas Lekūnas. Čia Davis Bičkauskas susidirba asmeninę pražangą ir siunčia Simą Jarumbauską prie baudų metimo linijos. Jau 10 baudos metimų metė Pasvalio Pieno žvaigždės pirmajame šių rungtynių kėlinyje. Pataikė 12 baudos metimų jau metė, pataikė 8 iki štai šio momento, dabar dar 2 baudų metimai. Ir pirmąjį Simas Jarumbauskas prameta. Antrasis tikslą pasiekė. Taigi iš 14 mestų baudos metimų 9 taškus surinko būtent baudų metimais aikštelės šeimininkai. Čia Artis Atė neleistinai stabdo Davį Bičkauskį, tiesa. Tai tik 4 komandinė Panevėžio ekipos, Pasvalio žvalgybos pražanga. Pirmajame šių rungtynių kėlinyje baudos metimai metami nebus. Artis Atė uždirba pirmąją asmeninę pražangą. Ir tęsia dabar savo ataką. Panevėžio 7 Lietkabelio krepšininkai. Denis Liutkevičius. Prieš Dantį Johnsonas, Bičkauskas, duodamas kamuolys. Bičkauskas. Ir fiksuojama pražanga Simui Jarumbauskui. Neleistinai yra stabdomas Davis Bičkauskas, kuris dabar keliauja prie baudų metimo linijos ir būtent nuo šios atžymos galės pabandyti sumažinti savo komandos atsilikimą jis. Ir tai yra pirmieji baudų metimai, kuriuos meta 7 Lietkabelis šiame susitikime. Minėjau, net 14 baudos metimų jau yra metę aikštelės šeimininkai. Davis Bičkauskas pirmąjį baudos metimą pataiko. Antrasis tikslą taip pat pasiekia. Ir skirtumas tarp komandų mažėja iki 8 taškų, 18-10, pusantros minutės lieka žaisti pirmajame šio susitikimo kėlinyje. Lekūnas, nieko nelaukdamas atakuoja, jie krepšį iš tolimojo nuotolio ir labai netaikliai. Ta daro Tomas Lekūnas, kamuolys net neliečia lanko. Ir šansas Panevėžio ekipai besibaigiant pirmojo rungtynių kėlinio laikui šiek tiek sumažinti savo atsilikimą. Ir čia dar viena pražanga, visiškai nereikalingai dabar kišteli ranką. Čia Dantį Johnsonas, jam tai yra antroji asmeninė pražanga ir Davis Bičkauskas vėl keliaus prie baudų metimo linijos. Jam suteikiamas dar 2 galimybės priartinti savo komandą prie šio vakaro varžovų. Dantį Johnsonas dabar keliaus ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje Joshua Bakeris pasirodo ant parketo. O Davis Bičkauskas jau yra pasiruošęs.
savo baudų metimų serijai. Realizuoja pirmąjį baudos metimą Bičkauskis. Antrasis metimas taip pat tikslus iki 6. Sumažino dabar savo komandos deficitą. Panevėžio ekipos gynėjas. Ir netrukus pradės tiksėti paskutinioji minutė pirmajame šio rungtynių kėlinyje. Jarubauskas. Atvisatė, atduoda kamuolį Watsonui. Watsonas prieš Martyną Varną įveikia čia varžovų gynybą Jordanas Watsonas. Tačiau patakyti kamuolio į krepšį nepavyksta. Pasvalio ekipos amerikiečiai. Bičkauskis. Imas iniciatyvos pats, iš toli nepataiko. Dabar Dovis Bičkauskis. Ir turbūt paskutinė. Aikštelės šeimininkų ataka. Pirmajame šio rungtynių kėlinyje negali galo su kamuoliu būt. Aikštelės šeimininkai Tomo Lekūno įspūdingas perdavimas Jordanui Watsonui. Ir jis rašo dabar rezultatyvų perdavimą į savo statistikos protokolą. Tomas Lekūnas, Watsonas prideda dar 2 taškus, 20-12 toks. Zularas dega švieslinė, dabar iki pat finalinės pirmojo kėlinio sirenos su kamuoliu gali būti Panevėžio bet Lietkabelis. Čia nedaug, trūko iki 2 taškų su varžovo pražanga, tačiau Dovis Bičkauskis antroje pirmojo kėlinio pusėje imasi iniciatyvos ir bando patempt savo komandą į priekį. Čia dar viena jo išprovokuota pražanga ir keliauja Dovis Bičkauskis prie baudų metimo linijos. Kol kas vienintelis krepšininkas Panevėžio ekipoje metantis baudų metimus ir metantis juos gerai, visus 4 pataikė Dovis Bičkauskis, dabar dar 2 metimai. Jarubauskas keičiamas aikštelės šeimininkų gretose, Brendanas Tabas sugrįžta ant parketo. Tuo tarpu Džiugas Slavinskas pasirodė aikštelėje Panevėžio ekipos gretose. Dovis Bičkauskis realizuoja ir 5 savo baudos metimą šį vakarą. Pasiekė ir 6. 20-14, 7 sekundės iki kėlinio pabaigos ir čia praranda kamuolį panevėžiečiai. Pasvaliečiai tiesa vėliau praranda ir Panevėžio bet Lietkabelis ir rezultatas išlieka nepakitęs po Dovio Bičkausko taiklių baudos metimų 24. Sugrįžta abiejų komandų krepšininkai į aikštelę, 20-14 toks rezultatas švieslinėje dega sužaidus pirmąją rungtynių ketvirtį. Pasvalio Pieno žvaigždės yra priekyje, panevėžiečiams sunkus. Pirmasis šių rungtynių kėlinys visus 8 savo mestus tolimus metimus prametė Panevėžio bet Lietkabelis. Dabar antrąjį rungtynių kėlinį pradės su kamuoliu savo rankose. Būtent svečiai Vytenis Lipkevičius sugrąžins kamuolį į žaidimą iš šoninės linijos. Ir Dovis Bičkauskis, žmogus, kuris timtelėjo savo komandą į priekį antroje pirmojo kėlinio pusėje. Ir šiek tiek padėjo sušvelninti savo komandos atsilikimą. Dabar diriguoja savo komandos atakai. Vytenis Lipkevičius prameta ir dar vieną tolimą metimą 0-9. Jeigu kalbėsime apie svečių komandos taiklumą iš tolimojo nuotolio, Lekūnas atiduoda kamuolį Brendui Tabui. Jarubauskas, jo perdavimas Jordanui Watsonui ir sudraskyta. Panevėžiečių gynyba 22-14. Bičkauskis. Tada kamuolys Sirvidžius iš toli nemeta, Bičkauskis taip pat suabejoja ir metimo neatlieka. Džiugas Slavinskas renkasi prasiveržimą, arčiau krepšio, tačiau ir man atrodo viską gerai padarė Džiugas Slavinskas lemiamų metu iš po krepšio. Meta pro šalį, o kitoje aikštelės pusėje Vytenis Lipkevičius neleistinai stabdo greitesnį už save varžovą Jordaną Watsoną, užsidirba pirmąją asmeninę pražangą ir savo ataką netrukus pratęs. Aurimo Jaslionio treniruojami krepšininkai Jordanas Watsonas jau yra pasiruošęs sugrąžinti kamuolį į žaidimą. Dabar pats atgal priema kamuolį. Bakeris iš toli nemeta, tačiau praranda kamuolį ir vėliau užsidirba asmeninę pražangą. Joshua Bakeris ten jau buvo pradėjęs praktiškai metimo fazę Joshua Bakeris paskutinę akimirką suabejojo.
savimi ir galiausiai kamuolį prarado Dovis Bičkauskas. Duoda kamuolį Liutkevičiui. Liutkevičius Slavinskui, čia Jarumbauskas toli. Nuo Slavinsko ginasi, provokuoja Džiugas Slavinską tolimiems metimams. Su Deividu Sirvydžiu toks šposas neišėjo. Čia Deividas Sirvydžius išlaužo Čiurnas savo varžovui, tačiau iš toli nepataiko. Vėliau kamuolį puolime atsikovoja Gabrielius Maldūnas. Taškų nepelno, bet tą galės pabandyti padaryti baudų metimais Tomas Lekūnas. Yra neteisus, jam yra įrašyta pirmoji esminė nuobauda. Ir Gabrielius Maldūnas keliauja prie baudų metimo linijos. Ir būtent taip bandys priartinti savo komandą prie varžovų. Panevėžietis. Pirmąjį baudos metimą pataikė Maldūnas. Tolimų metimų jau yra prametę Panevėžio Sevenbet Lietkabelio krepšininkai. Nei vieno kol kas nėra realizavę. O Maldūnas sumeta abu baudų metimus ir sumažina savo komandos deficitą iki 6 taškų. Tabas Lekūnui. Lekūnas arčiau krepšio pats metimo nesusikuria. Tolivačio kamuolys, Jarumbauskas atakuoja krepšį iš toli ir štai taip. Simas Jarumbauskas, prieš tai Deividas Sirvydis išmaudė Simą Jarumbauską iš toli prametė. Dabar būtent prieš besiginantį Deividą Sirvydį ir pataikė Simas Jarumbauskas, tikslus jo tolimas metimas. 24-16, Airinis Šalpukas ir Džiugas Slavinskas. Uždirba savo komandai dar vieną klaidą, sužingsniuoja. Čia dabar svečių komandos puolėjas. 8 taškai, skiria komandas 24-16, Džordanas Watsonas. Prieš Dovis Bičkauskas, Watsonas. Puikus, čia perdavimas Simui Jarumbauskui ir Simas Jarumbauskas. Dar 2 jo taškai, jau 10 Jarumbausko taškas. Ir skirtumas tarp komandų pirmą kartą šio vakaro rungtynėse ūgteli iki 2 Maldūnas. Bičkauskas. Bičkauskas ilgai nesiskiria su kamuoliu, lieka viso labo 2 sekundės atakai ir spėja susikurti metimą panevėžiečiai Gabrielius Maldūnas. Praktiškai paskutinę atakai skirto laiko akimirką realizuoja metimą iš po krepšio. Watsonas. Lekūnui. Lekūnas Beikeriui. Beikeris iš toli labai netikslus jo metimas. Čia norėtų pražangos. Prieš save Joshua Beikeris, bet vietoje to gauna įspėjimą visą Pasvalio komandą už kalbas. Su teisėjais. Bičkauskas dabar keliaujant atsarginių žaidėjų Soliariui, jam šiek tiek suteikiama poilsio minučių. Ir Panevėžio Sevenbet Lietkabelio ataka. 3 minutės antrajame šių rungtynių kėlinyje jau prabėgo. Pasvalio Pieno žvaigždės ir toliau pirmauja. Liutkevičius. Atduoda kamuolį Liutaurui Lelevičiui. Lelevičius ieško atakos tęsinio. Sirvydis. Palygilinė linija vėl stringa panevėžiečių ataka ir galiausiai ištiesti. Visos 24 atakai skirtos sekundės. Na, panevėžiečiai šiandieną puolime tiesiog yra sunkiai atpažįstami. Dar viena Panevėžio Sevenbet Lietkabelio klaida jau 8. Šiame susitikime. Rentas Tabas, jo rankose kamuolys. Watsonas. 15 sekundžių šeimininkų atakai. Jarumbauskas. Tęsiasi aikštelės šeimininkų ataka. Watsonas. Siunčia kamuolį Beikeriui. Beikeris suranda Jarumbauską ir Jarumbauskas išprovokuoja dar vieną varžovo pražangą. Na, Nenadas Čenakas nei juokais yra įpykęs. Nepatinka jam tai, ką jis mato dabar aikštelėje. Čia Beikerio perdavimas arčiau krepšio stovėjusiam Simui Jarumbauskui, kuris išprovokuoja Liutauro Lelevičiaus asmeninę pražangą ir Jarumbauskas didina
savo taškų sąskaitą iki 11 ir didina... Ne, visodas metimas nebus grįžęs, dabar baudų metimai. Pirmai baudos metimą pataikė Simas Jarumbauskas, dabar pelno savo 11 tašką. Jarumbauskas prideda ir dar vieną. 28-18, vėl plus 10. Turi aikštelės šeimininkai. Antrajame šių rungtynių kėlinyje prabėgo jau 4 minutės. Liukevičius galbūt dabar. Ir dar vienas pramestas tolimas metimas, niekaip nepavyksta pasižymėti iš toli. Panevėžio savame Lietkabelio krepšininkams. Tabas. Jarumbauskas iš toli, netikslus metimas, grumtynės dėl kamuolio. Su juo Deividas Silvinis ir Panevėžio Lietkabelis. Jarumbauskas vienasi prieš Liukevičių. Liutauras Lelevičius iš toli atakuojančio blokuojamas jo metimas. Galiausiai viskas pasibaigė gana sėkmingai. Panevėžio ekipai Gabrielius Maldūnas savuosius taškus pelno ir skirtumą tarp komandų sumažina. Čia Liutauro Lelevičiui ten buvo įrašytas blokas. Čia perimtas kamuolys ir Gabrielius Maldūnas dėjimu pelno dar 2 taškus. 4 pailiui. Panevėžio savame Lietkabelio taškai skirtumą tarp komandų mažina iki 6 taškų. Aurimas Ciulionis priverstas prašyti vandens pertraukėlės. Keliaujame į ją. Metimų iš 12 bandymų, tiesa nėra taip, kad ir jų varžovai ypatingai gerai pataikyt, blogai meta ir aikštelės šeimininkai juos vienas. Tikslus tolimas metimas iš 8 bandymų. Ir čia bando dabar Panevėžis ir gali iškurti savo komandą kovai. Ir paskas, tikimas kamuolys, Brendas Tapšas. Watsonas. Jarumbauskas dar kartelį prieš Liutaurą Lelevičių, dar kartelį. Liutaurą Lelevičių tiesiog išmaudo Simas Jarumbauskas, Lelevičių įrašyta antroji. Asmeninė pražanga Jarumbauskas keliauja prie baudų metimo linijos. Turi problemų besiginant Lelevičius prieš Jarumbauską šiame mače. O Jarumbauskas pataikė pirmąjį baudos metimą. 29-22, Jarumbauskas sąskaitoje jau 13 taškų. Antrasis metimas taip pat tikslą pasiekė. Rezultatyviausias šio susitikimo žaidėjas jau dabar viršės savo pelnomų taškų vidurkį šiame BCL sezone. Simas Jarumbauskas renka po vidutiniškai 11,80 taško. Taip pat kovoja po 7 kamuolius ir Fišo renka po daugiau nei 13 naudingumo balų. Čia pramiegota gynyboje. Džordanas Watsonas panašu, kad susižeidė ir negali tęsti rungtynių. Panevėžiečiai to pasinaudojo. Gabrielius Maldūnas pelnė dar 2 taškus ir jau yra surinkęs 12 jų. O Džordanas Watsonas bent jau kol kas rungtynių tęsti negali. Ir vietoj jo ant parketo žengia Martynas Arlauskas. Lekūnas bando savo laimę atakuodamas krepšį iš toli dar kartą, tačiau ir šį kartą jo metimas tikslo nepasiekia. Silvidis. Varnas tačiau krepšio, čia puikiai Panevėžio, bet Kabelio ataka gražiai dalyjasi kamuoliu. Aikštelės svečiai, o čia Hoselis panašu, kad su kamuoliu liks Pasvalio Pieno žvaigždės. Tačiau labai greitai dabar reikės persivaryti vidurio liniją aikštelės šeimininkams. Čia sudegintos net 5 sutakiai skirtos laiko sekundės ir per 2 sekundės reikia įveikti vidurio liniją. Ta pavyksta padaryti Simui Jarumauskui, Lietuvės iš toli nemeta. Ir savo ataką tęsia. Dabar aikštelės šeimininkai Brendas Tabas. Atiduoda kamuolį
kamuolį Jarubauskui. Jarubauskas meta kamuolį į koją Gabrieliui Maldūnui ir bus skirtos naujas 14 sekundžių aikštelės šeimininkams. Taigi turės laiko dabar sugalvoti naujų sprendimų šiai atakai. Aikštelės šeimininkai 4 taškai skiria komandas. Vienu metu aikštelės šeimininkai turėjo ir 2 ženklį pranašumą. Tiesa, panevėžiečiai neleido varžovams nutolti per toli. Brennas Tamas. Prieš jį Deividas Sirvydis. Tamas nebejoja, ir atakuos pats, taip ir yra. Taškų pelnyti jam nepavyksta, tačiau pražanga. Dar viena pražanga yra užfiksuota, čia ironiška. Deivido Sirvydžio šypsena. Sirvydžiui tai yra antroji nuobauda šiame susitikime. Dar vienas keitimas Panevėžio ekipoje. Nikolo Mobočius sugrįžta ant parketo, Maldūnas keliauja nuo sarginių iš Izraelio, o Brentas Tatas meta baudų metimus. Tikslus, pirmasis Breno tapo baudos metimas, trečiasis jo taškas šiame susitikime. Vienas rezultatyviausių ketvirtos lygos žaidėjų po beveik 21 tašką vidutiniškai renka Brennas Tamas šiame sezone. Tiesa, šiandieną šiek tiek tų taškų trūksta, 4, bet laiko dar tikrai labai daug ir Brennas Tamas tikrai. Kartais gali per labai trumpą atkarpą susirinkti savuosius taškus. Šis ir Vydžio puikus perdavimas Nikolo Popovičiui ir pastarasis pelno dar taškus iš po krepšio, ką tik aikštelėje pasirodęs. Aukšto ūgis vėl švelnina savo komandos atsilikimą iki 4 taškų. 32-28 Lekūnas. Dar kartelį atakuoja krepšį iš toli, dar kartelį tą daro nesėkmingai. Ir privesti sugrįžti į gynybą. Pasvalio vienas skaičių krepšininkų. Čia Nikola Popovičius pelno 4. Paeiliui savo tašką. Skirtumas tarp komandų mažėja. Iki viso labo 2 taškų nepatinka. Tai aikštelės šeimininkų vyriausiam treneriui. Iš 10 bandymų ir kol kas viskas vyksta iš žaidimo baudos. Aikštelė arba šiek tiek toliau nuo krepšio, bet iš tolimos distancijos nei vieni, nei kiti kol kas apčiuopiamos naudos nesusikuria. Brentas Tamas praranda kamuolį. Dovis Bičkauskas viską padarė, kad taip nutiktų, o čia Tomas Lekūnas užsidirba nesportinę pražangą. Nors kategoriškai su tuo nesutinka jis. Žinoma, turės galimybę epizodą peržiūrėti Aurimas Jasulionis. Lekūnas dabar visais įmanomais būdais bando įrodyti teisėjui, kad jis yra neteisus. Lekūnas keliauja ant atsarginių žaidėjų suolelio dabar vietoj jo. Deante Johnsonas pasirodo ant parketo, Dovis Bičkauskas vėl prie baudų metimo linijos. Dabar savo komandos skirtumą mažina iki minimalaus. Čia Dovis Bičkauskas perima kamuolį ir štai čia, tai nesportinė pražanga, ten per ledo ritulį tiesiog pabandė nunešti savo varžovą Tomas Lekūnas. Ar buvo žaidimas bandytas žaisti kamuolį, mes sunku pasakyti, teisėjas stovėjo prie pat. Viską matė puikiai, jo, galų gale, kaip ir minėjau, Aurimas Jasulionis turėjo galimybę pasiduoti šitą taisyklę ir pabandyti tą pražangą sušvelninti, tačiau turbūt nei pačiam Tomui Lekūnui iš tiesų nekilo abejonių, nei Aurimui Jaslioniui. Čia Panevėžio semėm, bet Lietkabelis išsiveržė į priekį po labai ilgos pertraukos, 2 taškų pranašumą dabar jau turi. Svečiai dar visai neseniai turėjo 2-ženklį deficitą. Tamas iš toli nemeta, Kurkevičiaus gera gynyba. Stringa dabar aikštelės šeimininkų puolimas, Watsonas. Laisvas iš toli atakuoja netaikliai, kova dėl kamuolio laimi Deividas Sirvydis ir dar į vieną puolimą skrieja dabar Panevėžio semėm Lietkabelis ir dar viena išprovokuota pražanga. Tiesa, dabar tik 4 komandinė baudos metimai dar nebus metami. Tačiau savo ataką pratęs svečiai iš Panevėžio. Martynui Arlauskui tai yra pirmoji nuobauda šiame susitikime. Iki ilgosios pertraukos lieka žaisti 2 minutės ir 2 sekundės. Tęsiasi
Panevėžiečių ataka, Nikola Popovičius viską padarė gerai. Tačiau finalinėje atakos stadijoje į krepšį pataikyti nepavyko svečių aukštaūgiui Jordanas Watsonas. Jarubauskas toliau siunčia kamuolį arčiau krepšio, Martynas Arlauskas. Sudėtingas jo metimas tikslo nepasiekė, čia grumtynės dėl kamuolio ir su juo svečiai. Antanas Bičkauskas, dispečeris aikštelė, kuris kiekvienoje tik kitoje aikštelės pusėje sustyguoja svečių žaidimą šį vakarą. Sirvydis siunčia kamuolį Popovičiui, Davis Bičkauskas tęsia savo komandos ataką, metamas kamuolys Nikola Popovičiui, čia be pražangos. Ginasi aikštelės šeimininkai, Lipkevičius pabandė ištraukti kamuolį ir kitoje aikštelės pusėje. Martynas Arlauskas grūda kamuolį iš viršaus ir lygina šių rungtynių rezultatą. Dar kartelį šis epizodas čia. Lipkevičius atiduoda kamuolį Jordanui Watsonui ir vėliau Martynas Arlauskas grūda kamuolį iš viršaus. Nenadas Čianakas prašo antrosios vandens. Rezultatas švestinėje lygus 34 ir Panevėžio komanda. Kamuolį savo rankose, Lipkevičius sugrąžino jį į žaidimą ir Davis Bičkauskas pasiruošęs pradėti organizuoti dar vieną savo komandos pozicinę ataką. Bičkauskas, jo prasiveržimas arčiau krepšio ir Davis Bičkauskas pelno 12 į savo tašką, vienas iš dviejų krepšininkų svečių ekipoje turintis jau surinkęs triženklį taškų skaičių. Ir čia jau tiksi paskutinioje minutė pirmoje dalyje Jarubauskas duoda kamuolį Deante Johnsonui. Deante Johnsonas pirmuoju bandymu taškų nepelno, o antruoju bandymu padaryti nieko negalės, kadangi užmina galinė linija Deante Johnsonas ir kamuolys atitenka svečiams iš Panevėžio, kurie turės galimybę prieš antrąją rungtynių dalį dar pabandyti padidinti savo pranašumą. Tiesa, laiko savo atsakymui turės. Ir aikštelės šeimininkai apie 10 sekundžių skiria pagrindinį ir atakai skirtus laikus. Lipkevičius iš toli atakuoja ir galų gale pavyksta iš toli pataikyti Panevėžio Sevenbet Lietkabelio ekipai. Tam prireikia 13 bandymų šio vakaro rungtynėse ir +5. Dabar Panevėžio Sevenbet Lietkabelio pusė. Watsonas bando atsakyti tuo pačiu ir tą daro sėkmingai. Jordanas Watsonas ir apsikeičia tolimais metimais. Laukia antroji rungtynių dalis. Po pirmųjų 20 minučių komanda skiria 2 taškai. Svečiai iš Panevėžio yra priekyje, nors ilgą rungtynių laiko dalį pirmavo aikštelės šeimininkai. Vienu metu turėjo net ir 10 taškų pranašumą. Čia geros nuotaikos, dainos ir skanduotės iš Panevėžio Sevenbet Lietkabelio gerbėjų lūpų, o antrąją rungtynių dalį su kamuoliu savo rankose pradeda aikštelės šeimininkai ir jį antrąją rungtynių dalį Kėslionio auklėtiniai pradeda nuo klaidos. Popovičius prieš Deante Johnsoną pirmuoju bandymu taškų nepelno, tačiau vėliau kamuolys aikštelę palieka nuo Brendono Tabo ir savo ataką netrukus pratęs Lietkabelis. Naujos 14 sekundžių skiriamos Nenado Čianako auklėtinių išpuoliui. Sirvydis. Duoda kamuolį Bičkauskui. Kelios sekundės atakai. Bičkauskas. Tylus perdavimas Nikola Popovičiui ir patinka. Nenadui Čianakui kaip susiklostė ši ataka. Dar 2 Sevenbet Lietkabelio taškai. Skirtumas tarp komandų ūgteli iki 4 taškų. O čia ir pirmosios emocijos, pirmosios grumtynės. Prieš tai pražanga buvo užfiksuota Liutaurui Lelevičiui. Čia Brendonas Tabas ne juokais įpykęs buvo ant savo oponento už tuos veiksmus ir nedaug trūko, kad viskas šį įsirtuliotų rimtesnį konfliktą. Tiesa, viskas greit buvo numalšinta. Lelevičiui įrašyta asmeninė pražanga trečioji jam. Ir netrukus bus atliktas keitimas. Martynas Varnas jau yra pasiruošęs čia į aikštelę. Panašu, kad būtent Liutaurą Lelevičių pakeis Martynas Varnas. Tabas iš toli atakuoja krepšinę taikliai, bet kamuolį puolime ima Martynas Arlauskas. Tiesa, labai greitai aikštelės šeimininkai jį praranda. Davis Bičkauskas dabar rodo kokį derinį. Norėtų sužaisti su savo komandos draugais. Bičkauskas.
Atakuoja krepšį iš toli, Dovis Bičkauskis ir antrąją rungtynių dalį tiksliu tolimų metimų pradeda. Panevėžio ekipa, kalbu būtent apie tolimus metimus, kadangi pirmoje rungtynių pusėje prireikė beveik 19,5 minučių žaidimo laiko tam, kad pelnytų pirmąjį savo tolimą metimą Panevėžio ekipa, o čia Lelevičius susidirba jau ketvirtąją asmeninę pražangą ir dabar jau priverstinai keliaujant atsarginių žaidėjų suolelio, čia ir trenerių pastabos bei patarimai jaunajam krepšininkui. Martynas Varnas pasirodo ant parketo vietoje Liutauro Lelevičiaus, kurį laiką Lelevičius tikrai neišvysime ant parketo. Jarumbauskas čia dar viena pražanga. Simui Jarumbauskui, kam bus įrašyta asmeninė nuobauda, čia Lipkevičiui įspėjimas už kalbas, Lipkevičiui ir asmeninė pražanga. Antroji asmeninė jam, trečioji komandinė Panevėžio Savime Lietkabelio komandai, dar kartelį šis epizodas. Čia tiek Lipkevičius, tiek Sirvydis dalyvavo šiame epizode ir būtent Lipkevičiui įrašyta asmeninė pražanga, o Jarumbauskas baudų metimus turi galimybę mažinti savo komandos metimą, kuris dabar jau siekia 7 taškus. Simas Jarumbauskas pirmąjį baudos metimą pataiko. Čia yra atsarginių žaidėjų suolelis. O Jarumbauskas sumeta abu baudų metimus. Čia pasvalio pieno žvaigždžių. Gali plojimai Jarumbauskui. Skirtumas tarp komandų mažėja iki 5. Panevėžio ekipos išpuolis. Bičkauskas. Lipkevičius iki galo jo prasiveržimas taškų nėra, tačiau šį kartą jau Jarumbauskui yra šita pražanga, dar kartelį šių dviejų krepšininkų mikrodvikova, prieš tai Lipkevičius susidirba pražanga, dabar Lipkevičius provokuoja prieš tą patį Simą Jarumbauską ir pats Lipkevičius, Panevėžio ekipos komandos kapitonas, dabar baudų metimais sieks sugrąžinti savo komandą jau turėtą 7 taškų pranašumą. Ir pirmąjį baudos metimą realizuoja Lipkevičius. Čia dar kartelį ta išprovokuota pražanga. Ir abu baudų metimus sumeta Panevėžio komandos kapitonas ir vėl Lietkabelio persvara kyla iki 7 taškų. 39-46, Dende Johnsonas. Duoda kamuolį Arlauskas renkasi prasiveržimą ir vienas pats drasko visą varžovų gynybą ir pelno taškus, dar kartelį. Šis epizodas tiesiog greitesnis už visus. Čia buvo Martynas Arlauskas. 41-46, Bičkauskis. Siunčiamas kamuolys toliau, Sirvydis iš toliau atakuoja krepšinę taikliai. Kamuolys įsimuša į lanko priekį. Watsonas, nieko nelaukdamas atakuoja krepšį iš vidutinio nuotolio, tą daro netaikliai, tačiau Dante Johnsonas ima kamuolį puolime ir sukuria savo komandai antrąjį šansą. Jarumbauskas. Jo prasiveržimas arčiau, krepšio ir Simas Jarumbauskas. Kokį metimą dabar pataiko. Pasvalio ekipos lyderis jau 18 taškų yra Simo Jarumbausko sąskaitoje. Ir skirtumas tarp komandų vėl mažėja iki 3 taškų. Atlikova čia Pasvalio pieno žvaigždžių arenoje. Lipkevičius perdavimas Davidui Sirvydžiui. Sirvydžio metimas numuštas, tačiau tas metimas jau buvo besileidžiantis į krepšį. Kamuolys tiksliau leidosi į krepšį ir neleistinas kamuolio numušimas lemia tai, kad 2 taškai bus įrašyti į Panevėžio Savime Lietkabelio sąskaitą ir į Davido Sirvydžio asmeninę taškų kraitį. 43-48, 3 minutės prabėgo trečiajame šio rungtynių kėlinyje. Watsonas. Klysta Jordanas Watsonas ir čia greitajame puolime Martynas Varnas grūda kamuolį iš viršaus ir didina savo komandos pranašumą vėl iki 7 taškų. Varno pirmieji taškai štai tokiu stiliumi ir skelbima dar viena vandens pertraukėlė, jos prašė vandens pertraukėlės. Martynas Varnas atsidarė savo taškų sąskaitą, sugrūdamas kamuolį iš viršaus ir padidinamas savo komandos pranašumą iki 7 taškų. 6 minutės ir 44 sekundės iki trečiojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Rungtynių, kuriuose
Na, kol kas tikrai labai atkakli kova, pirmaujantį komandą keitėsi ne kartą. Čia pabandė paspausti savo varžovus. Panevėžio ekipos žaidėjai, tačiau tą spaudimą gana greitai įveikė aikštelės šeimininkai, o vėliau Dovis Bičkauskas buvo tiesiog priverstas neleistinai stabdyti savo varžovą ir užsidirbti antrąją asmeninę pražangą šiame susitikime, o vėliau viskas Panevėžio ekipai pasibaigė sėkmingai. Dar vienas perimtas kamuolys, na ir su tikrai didesnė koncentracija antroje rungtynių dalyje į aikštelę žengia Panevėžio ekipos žaidėjai, čia Martynas Varnas. Klystam, žingsniuoja dabar Panevėžio ekipos žaidėjas. Ir keitimas Pasvalio komandoje. Artis Akne pasirodo ant parketo vietoje Brendono Tabo. Ir būtent jis dabar sugrąžins kamuolį žaidimą iš šoninės linijos. Arlauskas. Watsonui ir pražanga puolime yra fiksuojama šiame epizode. Džokinas Watsonas ten spėjo priimti kamuolį ir jau buvo pasiruošęs jį pasiųsti krepšio link. Tačiau Martynas Arlauskas yra neteisus, jam įrašyta pražanga. Puolime antroji asmeninė, Jono bauda antroji komandinė ir Pasvalio ekipos pražanga trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Ir čia štai šiame epizode Martynas Arlauskas nuskina Dovį Bičkauskį. Ir dar viena klaida bus įrašyta aikštelės šeimininkų komandai. Tai suteiktas šansas Panevėžio krepšininkams dar labiau gilinti savo pranašumą. Sirvydis. Iškart keli varžovai prie jo. Stringa Panevėžiečio ataka, bet Vytenis Lipkevičius mėgė dar vieną tolimą metimą ir panašu, kad atsiriša krepšys Panevėžio CVMBT Lietkabelio krepšininkams. Ilgą laiką, praktiškai visą pirmąją rungtynių pusę pro šalį iš toli metė panevėžiečiai, dabar rengia atkarpą 7-0 ir turi jau 10 taškų pranašumą. Teisėjo švilpukas Nikola Popovičius čia yra neteisus. Popovičiui tai yra trečioji asmeninė nuobauda. Ir tai yra penktoji komandinė Lietkabelio pražanga, taigi Simas Jarumbauskas eilinį kartą keliauja prie baudų metimo linijos mesti 2 baudos metimų. Šiandieną daug stovėjo prie šios atžymos. Simas Jarumbauskas metė viso jau 10 baudos metimų. Pasvalio ekipos lyderis 7 realizavo. Ir dar 2 Simo Jarumbausko metimai. Šį kartą pirmojų bandymų Jarumbauskas meta pro šalį. 7 iš 11 bandymų atakuojant krepšinio baudų metimo linijos. Antrasis metimas tikslą pasiekė. Skirtumą sumažinti iki vienženklio. Panevėžio Pasvalio ekipos lyderiui pavyksta. Martynas Varnas persvaro dabar kamuolį į varžovų aikštelės pusę. Lipkevičius. Tai yra kamuolį Popovičiui, šis atgal Varnai. Varnas prieš Watsoną susikuria metimą iš toli. Atakuoja netaikliai Martynas Varnas ir turi grįžti į gynybą. Dabar Panevėžio CVMBT Lietkabelio krepšininkas Arlauskas. Su Jarumbauskui. Jarumbauskas atiduoda kamuolį varžovams. Vytenis Lipkevičius Nikola Popovičiui ir Popovičius iš eilutės. Dar 2 taškai ir Aurimas Isilionis griebėsi už galvos ir naudoja jau antrąją savo vandens pertraukėlę antroje rungtynių dalyje, nors sužaista viso labo 5 minutės. 44-45 trečiajame šių rungtynių kėlinyje lieka žaisti 5 minutės ir 7 sekundės. Čia vienas iš arbitrų Narius Šomka šio vakaro rungtynėse. Ir kamuolys sugrąžinamas į žaidimą. Watsonas pradeda dar vieną savo komandos ataką. Komanda skiria jau 11 taškų. Po ilgosios pertraukos tikrai užtikrinčiau atrodo Panevėžio ekipa. Jarumbausko per stiprus perdavimas Deante Johnsonui. Dar viena klaida. Ir toks dežavų į rungtynės su Kauno Žalgiriu, kur pirmoje rungtynių dalyje atrodo viskas neblogai. Sekėsi Pasvalio Pieno žvaigždėms ir po pirmųjų 20 minučių komanda skiria 6 taškai. Ir antroje rungtynių dalyje žalgiriečiai rodė savo pranašumą ir pabėgo. Na, dabar viskas klostosi panašiam linkme. Tiesa, laiko dar tikrai labai daug ir visko čia gali būti.
Martynui Varnui. Ir šitą pirmoji asmeninė pražanga čia puolime buvo neteisus. Martynas Varnas taip kepšeldamas per galvą savo varžovui. Kamuolys atitenka aikštelės šeimininkams, o Pasvalio ekipoje Tomas Lekūnas sugrįžta į aikštelę vietoje Deante Johnsono. Dabar pozicinė aikštelė šeimininkų ataka. Watsonas iš vidutinio atakuoja krepšinio taiklį, tačiau toli atšokusi kamuolį sugauna Martynas Arlauskas, kuris ir toliau drasko savo varžovų gynybą. Dar kartelį. Martynas Arlauskas prasiveržimu užbaigė savo ataką ir pelno 2 taškus. Skirtumas tarp komandų vėl mažėja iki 9 taškų. Stavinskas atiduoda kamuolį Gabrieliui Maldūnui. Maldūnas Martynui Varnui. Ir neblogai, čia ginasi Pasvalio Pieno žvaigždės ir Vytenis Lipkevičius savo įmetimą susikuria, tačiau šį kartą iš toli Panevėžio ekipos kapitonas nepataiko. Arlauskas nemeta. Pučiamas kamuolys, Lekūnas, kelis tolimus metimus šiandieną jau prametė, dabar šiek tiek suabejojo ir galbūt pabijojo atakuoti dar kartelį. Tęsiasi pasvaliečių ataka, Jordano Watsono bandymas užpulti krepšį pasibaigė nerezultatyviai. Čia Gabrielis Maldūnas persivaro kamuolį per aikštelės vidurį. Ir dar viena Panevėžio Sevembet Lietkabelio ataka. Deividas Sirvydis prieš šį Artis Atė. Sirvydžio perdavimas Varnui ir Varnas dar kartelį klysta, užmindamas šoninę liniją. Dovis Bičkauskis yra sugrąžinamas į aikštelę vietoje Vytenio Lipkevičiaus. 46-55, 3 minutės ir 20 sekundžių. Lieka žaisti trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Arlauskas. Aitis Šimpukas ir pražanga gynyboje. Čia yra užfiksuota Džiugui Slavinskui. Dar kartelį šis epizodas. Martynas Arlauskas. Ir čia Džiugo Slavinsko pražanga. Lietkabelis jau yra surinkęs pražangų limitą. Arlauskas keliauja prie baudų metimo linijos ir nuo šios atžymos bandys sumažinti savo komandos atsilikimą. Pirmąjį baudos metimą pataiko Martynas Arlauskas. 8. jo taškas šio vakaro mače. Antrasis metimas skrieja pro šalį ir Martynas Varnas atsikovoja kamuolį po savojo krepšiu. Dovis Bičkauskis pradeda savo komandos pozicinę ataką. Artis Atė bando aktyviai gintis prieš savo varžovą šios atakos metu. 10 sekundžių lieka svečių atakai. Stefanas Birčevičius pasiruošęs grįžta parketo Panevėžio ekipoje. Martynas Varnas smeigia tikslų tolimą metimą ir vėl sugrąžina savo komandą jau turėtą 11 taškų pranašumą. Dovis Bičkauskis į savo sąskaitą įsirašo dar vieną rezultatyvų perdavimą. Aidis Šimpukas ir čia žingsniai. Taip, Simas Jarumbauskas klysta ir kamuolys atitenka varžovams iš Panevėžio. O Stefanas Birčevičius pakeitė Deividą Sirvydį. Šiandieną Sirvydis nėra itin rezultatyvus, nėra apskritai rezultatyvus. Visi labo 2 jo pelnyti taškai šiame mače. Tačiau Panevėžio ekipoje yra. Kantos taškus renka, Dovis Bičkauskis rezultatyviausias su 15 taškų. Maldūnas turi tos pačius 14, Martynas Varnas dar kartelį atakavo krepšį iš toli, tą daro nesėkmingai. Maldūnas prieš šį Tomas Lekūnas aktyviai labai ginasi ir galiausiai peržengia ribą Pasvalio Pieno žvaigždės. Išfiksuota dar viena pražanga. Martynas Arlauskas čia yra neteisus, jam yra trečioji asmeninė pražanga, trečioji ir komandinė Pasvalio ekipoje. Ir keitimą dabar atlieka aikštelės šeimininkai. Brendanas Tapas sugrįžta ant parketo. Ir naujas 14 sekundžių suteikiamos svečiams iš Panevėžio. Ir klysta Panevėžio Sevembet Lietkabelis. Kitoje aikštelės pusėje Martynas Varnas prasižengia prieš Simą Jarumbauską, kuris dar kartelį atliks veiksmą, kurį šiose rungtynėse atliko
bent 12 kartų, tai yra kalba apie baudų metimus, dar kartelį keliauja prie baudų metimo linijos Simas Jarumbauskas, o čia Martynui Varnui įrašyta antroji asmeninė pražanga. Jarumbauskas prameta dar vieną savo baudos metimą, 8 iš 13. Šiandieną yra realizavęs Simas Jarumbauskas. Antrasis metimas tikslą pasiekė. Skirtumas tarp komandų mažėja iki 10 taškų, 48-58. Iki trečiojo šių rungtynių kėlinio pabaigos lieka žaisti lygiai 2 minutės. Dabar pradeda tiksėti prieš paskutinioji. Trečiojo šių rungtynių kėlinio minutę. Dovis Bičkauskas. Pamuša kamuolį savo į koją, klysta Dovis, klysta. Panevėžio Sevenbet Lietkabelis, tiesa, čia išsaugos kamuolį panevėžiečiai. Ten rungtynėse dėl kamuolio Simas Jarumbauskas iščiažė iš aikštelės. Ir naujas 14 sekundžių savo išpuolį turės panevėžiečiai. Pavalomas dabar parketas po to, kad jo buvo nugriuvęs Simas Jarumbauskas ir kamuolys gražinamas Doviui Bičkauskui rankas. Šis gražina jį į žaidimą. Ir rungtynės gali tęstis, Maldūno neatsargus perdavimas ir galiausiai klysta. Svečiai iš Panevėžio, čia Martynas Arlauskas. Vėl drasko visą varžovų gynybą, parklupdo ir vieną iš varžovų. Dar kartelį šis epizodas, nuo kranto į krantą. Vienas pats čia. Dovis Bičkauskis slysteli ir užsidirba trečią asmeninę pražangą savo. Martynas Arlauskas meta 2 baudų metimus. Pirmai pataiko, skirtumą tarp komandų mažina iki vienženklio. Antrasis metimas taip pat pasiekė tikslą 50-58. Minutė ir 39 sekundės iki trečiojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Dar vieną pražangą atsargoje turi Pasvalio Pieno žvaigždės iki bonuso. Bičkauskis duoda kamuolį Martynui Varnui. Varnas siunčia į Gabrielių Maldūnui ir Gabrielius Maldūnas sutvarko formalumus bei prideda savo komandai dar 2 taškus. Ir vėl kyla į pirmąją vietą rezultatyviausių savo komandos žaidėjų rikiuotėje. 16 taškų turi Gabrielius Maldūnas. Tomas Takūnas iš toli vėl nemeta, atmetamas kamuolys Arčiui Atė. Artis Atė iš toli atakuoja krepšį taikliai. Ir trečiajame šių rungtynių kėlinyje pradėjus tiksėti paskutiniai minutiai. Skirtumas tarp komandų yra 7 taškai. Priekyje Panevėžio Sevenbet Lietkabelis. Martynas Varnas, prieš jį Brendanas Tavas. Varnas. Siliečia ginamieji dabar, Lekūnas liko prie Martyno Varno. Virčevičius atiduoda kamuolį Bičkauskui. Bičkauskis prieš Jarumbauską, jau mažiau nei 5 sekundės. Bičkauskis atakuoja krepšį iš toli ir sėkmingai. Ką daro Dovis Bičkauskis? Na, kokios šiandieną. Dovio Bičkauskio rungtynės visur jo pilna, tikslus tolimas šūvis. Jau 18 tašką čia pelno Dovis Bičkauskis. Tabas čia kamuolį Jarumbauskui ir Jarumbauskas sužingsniuoja bei praranda. Dar vieną kamuolį Pasvalio Pieno žvaigždės ir dabar jau visas trečiojo kėlinio likęs laikas priklauso Panevėžio Sevenbet Lietkabelio krepšininkams. Čia Nendo Čianako patarimai paskutiniai šio kėlinio atakai savo auklėtiniams. Ir Dovis Bičkauskis vėl priima kamuolį į savo rankas. Penkios sekundės iki trečio šių rungtynių kėlinio pabaigos. Bičkauskis išlaužo čiurnas Tomui Lekūnui ir nedaug truko iki tiesiog įspūdingo epizodo. Tiesa, ten Gabrielius Maldūnas pataiso netikslų Dovio Bičkausko tolimą metimą. Čia Lekūnas tiesiog parklupdytas. Ir galiausiai 3 kėliniai šiame mače jau baigėsi, po jų Panevėžio Sevenbet Lietkabelis turi 12 iki 12, 53-65. Ir ketvirtai šių rungtynių kėlinis su kamuoliu savo rankose pradeda svečiai iš Panevėžio. Čia arti perimto kamuolio buvo Pasvalio Pieno žvaigždės, tačiau Simas Jarumbauskas
dar kartelį užmina šoninę liniją, bet negali nesižavėti šio krepšininko kovingumu ir tuo, kiek jis jėgų palieka aikštelėje tiek puolime, tiek gynyboje. 20 taškų jau yra jo sąskaitoje. O dabar matome, kad ir gynyboje daug pastangų, tiesa šį kartą nepasteisino tos pastangos, su kamuoliu lieka Panevėžio Seven Bet Lietkabelis. Birčevičius. Aktyviai prieš jį gynasi Simas Jarumbauskas ir išprovokuoja Stefano Birčevičiaus pražangą. Čia sugeria alkūnė Simas Jarumbauskas dabar iš savo varžovo. Teisėjai keliauja pasitart. Čia galbūt ir apie pražangos sugriežtinimą galime kalbėti. Žaidimas į veidą iš alkūnės, neatsargus Stefano Birčevičiaus elgesys. Ar jis buvo tyčinis ir jis buvo nesportinis, sužinosime netrukus, kadangi arbitrai keliauja prie skubios peržiūros sistemos ir turės galimybę šį. Tai kamuolys tiesiog atitenka svečia aikštelės šeimininkams ir Martynas Arlauskas pradeda savo komandos dar vieną ataką. Jarumbauskas. Jo prasiveržimas krepšio link ir šį kartą be pražangos. Prieš Simą Jarumbauską apsigina Panevėžio Seven Bet Lietkabelis. Bičkauskis ir čia Simas Jarumbauskas iš galo iškrapšto kamuolį, tačiau su juo ir vėl liks Panevėžio Seven Bet Lietkabelio komanda, kadangi vienas iš aikštelės šeimininkų sužaidžia koją. Pamaša kamuolį ir, kaip ir minėjau, su kamuoliu liks Panevėžio ekipa, tačiau Simas Jarumbauskas ir toliau demonstruoja kovingumą ir darė viską, kad padėtų savo komandai perimti kamuolį. Tiesa, ir šį kartą to šiek tiek pritruko. Dovis Bičkauskis netrukus sugrąžina kamuolį į žaidimą iš už galinės linijos. Deividas Sirvydžio sudėtingas metimas ir čia galima pagirti Pasvalio Pieno žvaigždžių gynybą. O vėliau Gabrieliui Maldūnui yra šita pražanga grumtynėse dėl kamuolio. Antroje esmininė Gabrieliui pražanga, antroje ir komandinė Lietkabelio pražanga ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje. 9 minutės ir 17 sekundžių lieka žaisti ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje. Jarumbauskas. Brendonui Tabui. Brendonas Tabas atšokęs, atakuoja krepšį iš toli ir Brendonas Tabas tokiu stiliumi realizuoja tolimą metimą. Tikrai nelengvas jo metimas. Skirtumas tarp komandų sumažėja iki 9 taškų ir Pasvalio ekipos legionierius primena, kad niekas čia dar nėra baigta ir visko dar čia gali būti. 9 taškai tikrai nėra tas skirtumas, kurio neįmanoma sunaikinti per tiek daug laiko. Stefanas Birčevičius šį kartą įveikia visą varžovų gynybą ir išprovokuoja dar Tomo Lekūno asmeninę pražangą, 2 taškai su varžovo pražanga ir Stefanas Birčevičius sugrąžina savo komandai į dviženklį pranašumą ir keliauja dar prie baudų metimo linijos. Dar kartelį šis epizodas. Tomas Lekūnas šiandien nebespėja paskui varžovą. Stefanas Birčevičius prie baudų metimo linijos prideda ir dar vieną tašką savo komandai. Vėl plus 12 turi Panevėžio Seven Bet Lietkabelis. 56-68. Dar vienas keitimas. Birčevičius pakeistas vietoje Džiugas Levinskas pasirodo aikštelė. Ir Martynas Arlauskas pradeda dar vieną ataką savo komandai. Johnsonas. Brendonui Tabui. Tabas imas iniciatyvos, atakuoja krepšį iš toli dar kartelį. Ir
kalbėjau apie tai, kad Brennanas Tabas toli buvo nuo savo vidurkio pirmoje rungtynių pusėje. Dabar smeigia 2 tolimus metimus pailiui. Ir jeigu taip užsikurs rungtynių pabaigai Brennanas Tabas, čia gali būti įdomu. Panevėžio ekipos išpuolis. Čia 3 sekundės lieka, reikia metimas ir Vydis jį susikūrė ir netikslus. Deividas Sirvydžio metimas, Džiugas Slavinskas antrojo bandymu taip pat. Taškų nepelno, nors buvo labai arti to. Šansas Pasvalio ekipai dar labiau mažint savo atsilikimą. Dabar jau akiliau prižiūrimas Brennanas Tabas. 2 varžovai iškart atsirado prie jo vos tik jam gavus kamuolį Martyno Arlausko. Metimas tikslo nepasiekė, ten aplodismentai Džiugui Slavinskui, gynybinius tiksmus, tačiau antrąjį šansą čia susikuria. Brennanas Tabas, Deividas Sirvydis užsidirba asmeninę pražangą, 3 nuobauda jam. Dar kartelį šis epizodas, čia tiesiog atsitankė Deividas Sirvydis į savo varžovą. Su kamuoliu liks Pasvalio Pieno žvaigždės, Liutauras Lelevičius. Pasirodo ant parketo 4-ame šių rungtynių kėlinyje, jis turi 4 asmeninės pražangas. Jarumbauskas iš toli atakuoja krepšį Simas Jarumbauskas ir mažina savo komandos atsilikimą. Dar labiau, dabar jau tik 6 taškai skiria komandas. Leonidas Čianakas nėra patenkintas, skelbiama vandens pertraukėlė čia. Yra traktuojamas griežčiau. Liutauro Lelevičius matome ir sutvarsta nosis. Pirmai baudos metimą Liutauras Lelevičius prameta. Skirtumas tarp komandų nemažėja, netikslus ir antrasis baudos metimas. Tie patys 6 taškai skiria komandas. Ir su kamuoliu bus. Dabar Panevėžio save metant kabelį. 62. 68. Sirkevičius. Duoda kamuolį Sirvydžiui. Prieš Sirvydį arti. Jo ginasi neleidžia. Neduoda prieš Sirvydžiui susikurti metimą pačiam. Dandy Johnsonas. Sirvydžio prasiveržimas arčiau krepšio. Susikūrė metimą Deividas Sirvydis ir pavyksta jį pataikyti lietuviui. Skirtumas tarp komandų vėlų keliai iki 8 taškų. 62-70. Tabas. Pats atakuoja krepšį, sudėtingą metimą pataiko Brennanas Tabas. Na, panašu, kad Brennanas nusprendė rungtynių pabaigoje tiesiog, duokit pabandysiu aš išspręsti tos reikalus. Dar Paurimas Isilionis jau tradiciškai nusiėmėte švarką. Rungtynės tęsia tik su marškiniais. Lelevičius. Deividui Sirvydžiui, Sirvydis iš toliai, netikslus jo metimas, kova dėl kamuolio, su juo Pasvalio Pieno žvaigždės. Brennanas Tabas duoda kamuolį Jarumbauskui, Jarumbauskas veržiasi ir Liutauras Lelevičius blokuoja varžovo metimą. Keitimas Panevėžio ekipoje, Martynas Varnas keičia Džiugą Slavinską. Ir Pasvalio komandos ataka tęsiasi. Artisatė nebespėja išmesti kamuolio per 5 sekundės. Ir lygioje vietoje tiesiog praranda kamuolį. Čia matė Aurimo Isilionio emocijos. Iškalbingiau už 1000 žodžių, ar tiesiog negali to patikėti. Tokiu metu tokios klaidos gali būti lemiamos. Nepaisant to, kad panevėžiečiai jau ilgą laiką pirmauja, šansų Pasvalio komanda gelbėtis šiame mače vis dar turi. Brennanui Tabui yra šitą 3 asmeninė pražanga. Tačiau dar tik 3 komandinė nuobauda Pasvalio ekipai, baudos metimai metami dar nebus. Iki 4 kėlinio pabaigos lieka žaisti 6 minutės ir 6 sekundės. Vytenis Sirkevičius vėl jis priema kamuolį, prieš jį Simas Jarumbauskas. 10 sekundžių lieka dabar Panevėžio ekipos atakai. Varnas. Iš Dandy Johnsonas tęsiasi Panevėžiečio ataka, Litkevičiaus prasiveržimas ir sudrasko varžovų gynybą Vytenis Sirkevičius. Taip sugrąžindamas savo komandai šiek tiek saugesnį 8 taškų pranašumą. Jarumbauskas. Jarubauskui čia gerai ginasi Vytenis Sirkevičius, tačiau su kamuoliu lieka. Pasvalio Pieno žvaigždės artisatė Dandy Johnsonui ir įveikta. Panevėžiečių gynyba Dandy Johnsonas. 7 jo taškas šio vakaro rungtynėse.
Iš buvusių aikštelėje krepšininkų tik Tomas Lekūnas ir Joshua Bakeris yra pelnę taškų aikštelės šeimininkų gretose. Levičius duoda kamuolį Vytenį Lipkevičiui, 5 sekundės, Panevėžiečio atakai. Jarumbauskas prieš Lipkevičių ir pažeidžia taisyklės. Simas Jarumbauskas. Jarumbauskui tai yra trečioji asmeninė pražanga. Vytenis šis epizodas. Du baudų metimai, kuriuos netrukus mes. Vytenis Lipkevičius Pasvalio ekipai tai yra ketvirtoji komandinė pražanga, tačiau ji užfiksuota metimo metu. Pataiko pirmąjį baudos metimą Vytenis Lipkevičius. Plojimai skrieja jam ir nuo atsarginių žaidėjų suolelio. 66-73, vėl plus 7, turi Panevėžio Lietkabelis. Antrasis metimas dėja, bet skrieja pro šalį, nepavyksta Panevėžiečiams padidinti savo pranašumo. Lygiai 5 minutės iki ketvirtojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Nepavyksta užpulti aikštelės šeimininkams. Deividas Sirvydis čia bandė vienas pats perbėgti į aikštelę, tačiau klysta ir panevėžiečiai. Tabas nieko nelaukdamas atakuoja krepšį iš toli. Šį kartą Tabas netaikliai, bet Simas Jarumbauskas kovoje dėl kamuolio dar kartelį. Pažeidžia taisyklės, užsidirba ketvirtąją asmeninę pražangą. Taip, du baudų metimai, kurias mes dabar Liutauras Levičius, kadangi pražanga fiksuota kovojant dėl kamuolio, kai kamuolys, liaudiškai tariant, buvo niekieno. Tokiu atveju pražanga nėra traktuojama kaip pražanga puolime. Ir du baudų metimai, kuriuos netrukus mes Liutauras Levičius. Ir turės galimybę dar labiau padidinti savo komandos pranašumą. Tačiau Liutauras Levičius prametė dar vieną baudos metimą, prieš tai prametė 2 iš eilės, dabar jau trečiasis. Paeiliui netikslus Liutauro Levičiaus metimas. Ir galų gale pavyksta pataikyti ir Liutaurui Levičiui. 66-74, 4,5 minutės lieka žaisti. Ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje panevėžiečiai yra kol kas arčiau. Pergalę šiose rungtynėse Jordanas Watsonas smeigia tikslų tolimą metimą ir sumažina skirtumą tarp komandų iki 5 taškų. Nenadas Šenakas reaguoja ir prašo vandens pertraukėlės, keliaujam ją. Komanda skyrė 5 taškai, 69-74 ir niekas dar nėra aišku. Matysime, kaip klostysis šios rungtynės, o savo ruožtu noriu priminti, kad vasario 17-18 dieną mūsų visų laukia Karaliaus Mindaugo taurės finalinis ketvirtas, kuris vyks Kaune, Kauno Žalgirio arenoje. Dabar jau yra aiškios visos ir pusfinalių poros ir visos 4 komandos dalyvės, tik kviečiu įsigyti bilietus ir vasario 17-18 dienomis praleis su krepšiniu ir su kova dėl pirmojo trofėjaus šiame sezone. Panevėžio Lietkabelis ten taip pat bus ir matysime, kaip seksis ten jiem. Ketvirtfinalį įveikia Klaipėdos Neptūno komanda, pateko dar 4 stipriausių turnyro komandą Panevėžio krepšininkai. Tačiau dabar visas jų dėmesys į įvykius čia Pasvalyje. Dovis Bičkauskis provokuoja varžovo pražangą ir keliaus prie baudų metimo linijos. Jordanas Watsonas negali tuo patikėti. 7 taškai skiria komandas dabar. Dovis Bičkauskis turės galimybę tą skirtumą padidinti iki 9 taškų. Watsonui tai yra pirmoji asmeninė nuobauda, tačiau jau 5 komandinės pražangas turi Pasvalio Pieno žvaigždės.
Nepataiko Bičkauskas pirmąjį baudos metimą. Skirtumas tarp komandų toliau pluktelėjo, laiko lieka vis mažiau. Antrasis Dovio Bičkausko baudos metimas taip pat tikslus, puikus. Dovio pasirodymas šio vakaro rungtynėse 20 taškų. Jis yra pelnęs, tiek pat pridėjo ir Gabrielius Maldūnas, o Panevėžio ekipa kol kas arčiau pergalės, tačiau Pasvalio Pieno žvaigždės nepasiduoda Jordanas Watsonas. Prideda savo komandai taip pat 2 taškus ir vėl sumažina savo komandos sutikimą iki 7 taškų. Dovis Bičkauskas diriguoja savo komandos puolimą. Ir čia puikiai aikštelės šeimininkų gynyba, kuri išprovokuoja Dovio Bičkauskio klaidą. Daug emocijų, natūralu, suprantama, abi komandos išgyvena ne pačias sėkmingiausias atkarpas. Pasvalio Pieno žvaigždės apskritai šiame sezone nėra taip, kad džiaugtis pergalėmis dažnai ir kai jauti, kad gali pakovoti tokiose rungtynėse, natūralu, kad tas noras ir emocijos ima viršų. Čia Jordanas Watsonas labai neatsargiai elgėsi su kamuoliu, tačiau nelabai atsargiai su juo elgėsi ir Panevėžio komanda, tačiau čia toks lengvas chaosėlis ir galų gale Panevėžio savame Lietkabeliui pavyksta perimti kamuolį ir galės būti su juo. Dabar Čenako auklėtiniai iki 4 šių rungtynių kėlinio pabaigos. Lieka žaisti 2 minutės ir 34 sekundės. Čia ir Stepas Bobrauskas ragina savo auklėtinius jis nepasiduoti ir kovoti iki pabaigos. Laiko dar tikrai yra. Ir viskas dabar prasideda būtent nuo šios atakos, kurios metu pasvaliečiams reikia apsiginti, jeigu jie nori pakovoti dėl galimybės švęsti pergalę šiame mače. Martyno Varno prasiveržimas arčiau krepšio ir 2 Martyno Varno taškai, padidinti skirtumą tarp komandų iki 9 taškų. Dvi minutės ir 7 sekundės, čia dar kartelį Martyno Varno pastarieji taškai. Ir Jordanas Watsonas pradeda dar vieną savo komandos ataką. Stipkevičius pasinaudoja privilegiją, kad jo komanda dar neturėjo 4 komandinių pražangų ir uždirba savo komandai 4 pražangą tik dabar. Matė, kad čia gali turėti problemų Vytenis Stipkevičius su greitesniu už save varžovu. Ir pasirinko stabdyti į pražangą. Ir tęsiasi Pasvalio Pieno žvaigždžių ataka. Simas Jarumbauskas. 5. asmeninė jo pražanga. Čia Vytenis Stipkevičius ją išprovokavo ir Simo Jarumbausko rungtynės yra baigtos. Kalbėjau ką tik apie emocijas, ir panašu, kad čia tos emocijos galutinai užvaldė Simą Jarumbauską. Teisėjai dar keliaus peržiūrėti šį epizodą ir pražanga dar gali būti sugriežtinta. Vytenis Stipkevičius tokių situacijų specialistas. Nesakau, kad vaidino, bet tikrai nepersistengė išstovėti ant kojų, bet kokiu atveju Simo Jarumbausko veiksmas čia nebuvo sugriežtintas. Pražanga lieka galioti paprasta. Tačiau Simo Jarumbausko rungtynės jau yra baigtos, 23 taškai. Jo sąskaita tikrai puikios rungtynės, tačiau vis panašu, kad pergaliai tokio Jarumbausko pasirodymo nepakaks, o galų gale pastarąsias. Paskutinėsias pusantros minutės Simas Jarumbauskas savo komandai padėti negalės. Čia dar 2 Panevėžio savame Lietkabelio taškai ir panašu, kad dedamas taškas šiose rungtynėse 11 taškų iki rungtynių pabaigos. Lieka žaisti kiek daugiau nei 1 minutė. Ir čia jau reikėtų stebuklo. Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipai. Brendonas Stebas bando tą stebuklą sukurti, tačiau pirmasis jo bandymas stokoti krepšį iš toli pasibaigė nerezultatyviai. Vėliau Jordanas Watsonas antruoju bandymu pelno taškus. Sumažina savo komandos sutikimą iki 9 taškų, tačiau dabar panevėžiečiams nebėra kur skubėti. Tiksintis laikas yra jų sąjungininkas. Martynas Varnas ilgai nesiskiria su kamuoliu, dabar Maldūnas priima jį. Tiksi paskutinioji šių rungtynių minutė. Panevėžiečių tikslas aiškus, pabandyti sumažinti kiek įmanoma daugiau laiko ir čia su kamuoliu bus
liks 9-oje turnyrinės lentelės pozicijoje, tuo tarpu Panevėžio CMB Lietkabelis turės 10 pergalių ir 6 pralaimėjimus, tai taip pat liks savoje pozicijoje. Tiesa, kaip ir minėjau, Panevėžio Lietkabelis yra sužaidę mažiau rungtynių už savo tiesioginius oponentus, taip turbūt galime pavadinti Utenos ir Vilniaus Vilkų komandas. Dar vienas rungtynės atsargoje turės Panevėžio Lietkabelis, tiesa, jie turi 6 pralaimėjimus, Vilkai ir Utenos Uniclub Casino Juventus turi po 5. Čia dar viena klaida, dar viena pražanga puolime užfiksuota Deante Johnsonui. Ir panašu, kad tai yra viskas, galime konstatuoti, kad Panevėžio CMB Lietkabelis po permainingų rungtynių iškovoja pergalę šiame mače. Nebuvo lengvos tos rungtynės, tikrai atkaklios, reikia nukelti kepurę ir prieš Pasvalio Pieno Žvaigždės, kurios, kaip ir minėjau, išgyvena tikrai sunkų momentą, išgyvena ir kelias triuškinamas nesėkmės paeiliui, tačiau šiandieną nenuleido galvų ir davė tikrai rimtą kovą svečiams iš Panevėžio. Ir beliekas laukti galutinio šių rungtynių rezultato. Dovis Bičkauskas, jo šokė su kamuoliu, perdavimas Vyteniui Lipkevičiui. Tiesa, Lipkevičius nepasinaudoja šio perdavimu ir turbūt paskutinė Pasvalio Pieno Žvaigždžių ataka, kurią vis dėlto nusprendžia suregzti Pasvalio krepšininkai. Tomas Lekūnas taškus pelno. O čia dar nenuleidžia rankų Pasvalio Pieno Žvaigždės. Dar fiksuojama pražanga ir Martynas Varnas keliauja prie baudų metimo linijos. Ir 40 sekundės liks. Dar žaisti Martynas Varnas. Gali vėl padidinti savo komandos pranašumą. Pirmasis baudos metimas tikslą pasiekė 75-83. Panevėžio CMB Lietkabelis ir gali užtikrintai skanduoja, mes laimėjom tikrai nemažai. Čia panevėžiečių atvyko į Pasvalį, kaip ir minėjau, kelionė netolima ir būnant panevėžiečių tikrai turbūt patogiausia įmanoma išvyka. Net ir likus keliom sekundėm. Brendonas Tabas nusprendžia, kad dar reiktų atakuoti krepšį ir pataiko tolimą metimą bent jau savo asmeninį. Statistikos rodiklį šiose rungtynėse Brendonas Tabas pasigerino, o mes galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą. 78-84 toks. Martyno Varno sugrįžimas į BCF LKL čempionato kovas po traumos.